Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Lietuva tiesiogiai. Šiandien turime 3 kandidatus į prezidentus. Kalbėsime apie tai, kas svarbiausia - užsienio ir gynybos politika, kartu su Dainium Žalimu, kandidatu į prezidentus nuo Laisvės partijos. Sveiki. Sveiki. Taip pat Andrius Mazuronis, kandidatas Darbo partijos pirmininkas. Sveiki, Andriu. Sveiki, gyvi. Ir Eduardas Vaitkus, kandidatas pats save išsikėlęs į prezidentus. Eduardas Vaitkus, profesorius. Sveiki. Sveiki, sveiki. Pirmiausia, noriu suprasti, politologai, politikai dalį kandidatų vadina prorusiškais. Taip. Pažiūrėjau į žodyną, prorusiškas reiškia palankus atsidavęs rusams, kitokių paaiškinimų žodynė neradau. Dainiau, jūsų vertinimų yra tarp kandidatų prorusiškų ar nėra? Tai yra, vienas čia sėdi, bet tai yra tiesiog pagal programinės nuostatas. Tai kuris dabar? Tai ponas Vaitkus yra labai akivaizdžiai iš esmės atkartoja Rusijos užsienio politikos ir apskritai rusų pasaulio naratyvus, pradedant užsienio politikos kryptimi, baigiant žmogaus teisėmis. Tai aš nežinau, ar čia verta į tas detalės. Tai jūs atsakėte klausimą, Andriau, jūs matote prorusiškų kandidatų iš viso bendrai, ne tik čia sėdinčių? Aš nevertinu kandidatų, kandidatus vertina rinkėjai, jeigu jie tą vertina, politologai tegul vertina, viskas tvarkoja. Aš matau kandidatus, su kurių vienom ar kitom nuostatom, kai kurių daugiau, kai kurių mažiau, aš sutinku arba nesutinku. Kažkokių šklišių ar šablonų dėlių. Tokią etiketę kam nors klijuotumėt, jeigu tai etiketė? Rimvydai, aš iš vis gyvenime laikausi, niekam jokių etikečių neklijuoju, absoliučiai. Ne tik šiuo atveju, bet aplamai niekam. Jeigu tai ne etiketė, o įvardinimas, kad tai yra prorusiškas kandidatas, ne etiketė. Ne, tai akivaizdu, kad pono Vaitkaus pozicija yra, kaip sakyti, visiškai kitokia Rusijos atžvilgiu. Kardinaliai kitokia negu kitų kandidatų. Akivaizdu, kad jie yra palanki Rusijai. Akivaizdu yra. Tai čia turbūt nėra nieko keisto. Visi mes girdim tuos pasisakymus, visi mes juos matom ir visi, bet vertinti, aš neturėčiau vertinti, jeigu rinkėjai vertina. Tas pats klausimas Eduardui Vaitkui. Ar jūs matote prorusiškų kandidatų šitose rinkimuose? Aš matau save kaip prolietuvišką, o daugumą kitų aš matau, kurie atstovauja tam tikrom interesų grupėm ir nebūtinai Lietuvos viduje esančių. Studijoje matot tokių, kurie... Neatsakysiu į šitą klausimą, nes tas klausimas yra ne man. Vėl, čia... Aš klausiu jūsų. Ne, šitas klausimas ne man. Aš matau save kaip prolietuvišką ir kuris, ir visą gyvenimą tą darau, bando sakyti tai, kas yra teisybė. Problema pasidaro, kad kai kurios frazės, kurios yra teisingos, tai priskiriama Rusijos naudai. Ir tada sakoma, kad Vaitkus yra prorusiškas, nes jis kalba teisybę. Apie frazes dar pakalbėsim. Gerbiamas Dainiau, pirmiausia, jūsų manimų, kokia didžiausia grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui šiuo metu, jeigu išskirtume vieną grėsmę, esminę? Tai jinai labai aiškiai įvardinta, tai yra Rusija su savo rusų pasaulio ideologija ir kur tikrai yra, manau, visiems visiškai aišku, imperijos atkūrimas kaip programa Maksimum. Ta šiuo metu vyksta Ukrainoje, tai yra okupuojamos Ukrainos dalis, neigiamas Ukrainos identitetas ir Lietuva beje pagal šitą ideologiją irgi neturi teisės egzistuoti kaip nepriklausoma valstybė. Ir tai čia ponas Vaitkus mini, tai jis iš esmės atkartoja tos rusiškus naratyvus, kad girdi Lietuvą valdo, tik jie ten aiškiau įvardina vakarų marionetės, užsienio agentai ir taip toliau. Tai lygiai tą patį mes dabar girdėjom. Prašau. Tai užsienio agentų įstatymas yra Amerikos pavyzdžių. Ne kažkokio kito. Rusijos pavyzdžiui. Amerikoje 1938 metais. Taip, aš remiuosi įstatymu, kuris prieš hitlerinę Vokietiją buvo priimtas. Tai o kas sakė, jis atitinka šių dienų realijas. Gali Dainius Žalimas paaiškinti. Tai jis atitinka šių dienų. Taigi aš nebeatitinka šių dienų realijų. Tai kai aš rekomenduoju šitą įstatymą, tai nieks manęs nepaklausia, ką aš sudedu į esmę.
jūs dažnai mini šitą įstatymą. Dėl ko dabar demonstracijos vyksta Sakartvele? Va dėl Rusijos agento, dėl rusiško įstatymo, dėl užsienio agentų, iš esmės tai yra įstatymas, kuris palankus diktatūrai Rusijoje, tai yra palankus slopinti pilietinę visuomenę, kuri kovoja už vakarietiškas demokratijos, žmogaus teisų ir teisės viršenybės. Tai, ką mini Dainiau Eduardas, tą Amerikos senąjį įstatymą, kiek jis aktualus šiandien? Tai aišku, neaktualus, tai mes galime čia visokių pavyzdžių kažkur prisirankiot, bet mes gyvename Europoje, yra labai aiškus Europos tarybos standartai, Vengrija už tai kritikuota, Sakartvelas šiandien kritikuojamas, apie Rusijos užsienio agentų įstatymą irgi Venecijos komisija nekartą darė vienareikšmės išvadas, kad tai prieštarauja Europos tarybos. Prašau, galite replikuoti. Vengrijoje nuo vasario 1 galioja tas įstatymas ir tai yra diktatoriška Vengrijos vyriausybė taip nusprendė. Bet taip ir yra. Tai diktatoriška Vengrijos vyriausybė. Taip ir yra. Aš kalbu, aš niekad nepasakiau. Akivaizdžiai, kad Vengrija yra autoritarinė. Aš niekad nepasakiau, kad aš rekomenduoju Lietuvai įvesti pagal rusišką variantą. Aš vis kalbu bet jūs kalbate apie seną Amerikos įstatymą, kuris šiandien nebeaktualus. Kodėl neaktualus? Kodėl neaktualu žinoti, kas atstovauja užsienio valstybių interesus? Kodėl neaktualu? Todėl, kad mes esame Europos Sąjungoje, mes esame jau integruoti į vakarų pasaulį. Tai jūs ir sakot, mes jau esame užsienio valstybių atstovai. Ne, aš taip nesakiau. Tai jau jūs potekstė buvo. Andriau, koks jūsų manymų didžiausias? Didžiausia grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Na, žiūrėkit, tai aš kadangi dirbau nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, tai aš turiu galimybę susipažinti su kasmetiniu VSD grėsmių vertinimu įvairiausių. Tai akivaizdu yra, kad Rusija yra didžiausia grėsmė, ne tik Lietuvai, visam regionui ir visai vakarų civilizacijai iš principo šiai dienai. Aš užbaigsiu jūs, tik nepertraukint manęs, žiūrėkit. Mes matom, kas vyko. Aš Ukrainoje buvau keletą kartų, aš buvau Bučoj 2 dienos po to, kai rusų kariai išėjo. Aš mačiau kūno dalis gatvėse besimėtančias ir ėjom tik viena gatvė, nes viskas užminuota aplink. Aš mačiau išprievartautų moterų artimuosius, su jais teko šnekėti. Aš buvau prie masinės kapavietės Bučoje, prie cerkvės, iš kurios išiminėjo 300 žmonių lavonų. Kaip ir atsakėt? Rusija yra didžiausia. Žiūrėkit, kai mes girdim kiekvieną dieną aukščiausius vadovus to šalies, kalbančius apie branduolinio ginklo panaudojimą, kalbančius apie Sovietų Sąjungos sienų atstatymą, kalbančius apie imperijos atstatymą, apie karinės jėgos panaudojimą prieš kaimynus, prieš vakarus. Klausimas Eduardui Vaitkui tas pats ir dar pridedu klausimą, ar kada buvote Ukrainoje? Ukrainoje nebuvau. Mano atsakymas yra toks, kadangi dabar yra prezidento rinkimai. Nes jūs daug kalbate apie tai. Kadangi yra dabar prezidento rinkimai, tai aš sakau, didžiausia grėsmė šiuo metu Lietuvai yra Vyriausia rinkimų komisija, kuri organizuoja nelygiateisius prezidento rinkimus, kuri toleruoja užsienio banko. Jūs dalyvaujate juose, gerbiamas Eduardai. Kaip jie gali, ta prasme... Jūs neišgirdot žodžio? Organizuoja nelygiateisius. Debatuose visur. Ar galiu toliau tęsti? Šiandien buvau išankstiniam balsavime, kaba jūsų portretas. Ar galiu tęsti? Galėjau pasirinkti už jūs balsuoti. Leisite tęsti? Jo, bet jūs pasakėte, aš tiesiog reaguoju. Tai aš dar kartą pakartoju. Nelygiateisiai rinkimai, kai Lietuvos radijo televizija atsisako spausdinti mano nuomonės, o kitų kandidatų nuomonės spausdina. LRT ar leisite pabaigti? Ten yra begalė rašinių. Kai leisite pabaigti, tai aš tęsiu klausimą. Tai pabaikit sakinį, jo. Tai LRT cenzūruoja ir pasako, mano nuomonės neskelbs, o kitų kandidatų nuomonės skelbs. Ir Vyriausia rinkimų komisija sako, kad taip galima daryti. Toliau Vyriausia rinkimų komisija sako, kad užsienio Švedijos bankas gali kištis į Lietuvos prezidento rinkimus. Jo, tą mes žinome. Bet aš užtat ir deklaruoju, kad šiuo trumpuoju periodu didžiausia grėsmė ir yra Vyriausia rinkimų komisija, nes neteisėtus rinkimus organizuoja. Norėjot reaguoti? Aš tik mažyti komentarą. Pirmą, tai Ukrainoje aš buvau 3 kartus pernai, tai čia mes ne veltui su ponu Mazuroniu vienminčiai, bet
dėl to, ką ponas Vaitkus naudoja. Tai yra klasikinė rusiškos dezinformacijos taktika. Tai yra veidrodinis toksai vaizdavimas, kadangi ten nėra sąžiningų rinkimų, Baltarusijai nėra sąžiningų rinkimų, tai jie paprastai kaltina vakarų valstybės. Girdi ten pas jūs VRK bloga, ten žodžio laisvės nėra ir taip toliau. Tai čia apie vyriausią rinkimų komisiją aš galiu irgi. Aš irgi turiu labai daug priekaištų vyriausiai rinkimų komisijai, bet sakyt, kad jie įsikiša į rinkimus, mano nuomonė absurdiška. Ir tuoj pasakysiu kodėl. Ir čia ponas Vaitkus yra geresniai pozicijoje nei aš, kur aš su ponu Žemaitaičiu buvau diskriminuotas, nes mūsų popierium rinkti parašai praėjo specialią patikros procedūrą. Specialią, per kurią buvo išbrokuota apie 50% parašų. Tuo tarpu pono Vaitkaus parašų vyriausia rinkimų komisija net nedavė tikrinti niekur. Jūsų tikrinti. Kodėl taip atsitiko? Privalau atsakyti. Kodėl jis rinko pagal vienas tvarkas? VRK leisdas daug laisvesnės, o aš rinkau pagal sudėtingesnės tvarkas. Gerai, gerbiamas Eduardai. Ar 1500, nepilnai 2000 parašų išbrokavo, bet mes jau dėl to nesiginčijom, nes kiekvienas parašas buvo 3 kartus patikrintas. Bet ekspertizė netidavė jūsų parašų. Todėl, kad buvo dėl ko prisikabinti, kai o prie manęs nebuvo. Noriu patikslinti, gerbiamas Eduardai, Rusijoje arba Baltarusijoje vyriausia rinkimų komisija jūsų manimų veikia. Manęs nedomina, kaip ten jie veikia. Mane domina, kaip Lietuvoje vyriausia rinkimų komisija cenzuruoja mano programą. Pasako, kad jinai netitinka Lietuvos įstatymų, nesvarbu rezultatai. Rezultatas pasiektas teismo sprendimo prasme, bet ne vyriausios rinkimų komisijos, kuri įsikišo tiesiog. Buvo palankus. Bet aš kalbu apie vyriausią rinkimų komisiją, taip, kuri yra grėsmė teismo ir siekti savo teisybės. O vyriausia rinkimų komisija pasilieka. Vieną sakinį tiesiog. Žiūrėkit, kolegos, per pastarąsias kelias savaitės mes turėjom galimybę išklausyti tiek visokių nesąmonių. Ir tai yra akivaizdžiausias pavyzdys, kad mūsų sistema rinkimų veikia ir veikia pilnu pajėgumu ir tai nėra jo kažkokia grėsmė. Mes šiandien klausom vieną nesąmonį, kad VRK yra didžiausia grėsmė, ne Rusija, ne dar kas nors. Taip. Tai akivaizdžiai. Kažkuria prasme gali žmogus turėti tokią poziciją. Tai jeigu rinkimai nedemokratiniai. Bet ką tai rodo? Tai rodo, kad rinkimai demokratiniai. Tai tu turi su bet kokiom nesąmoningom pozicijom, tu gali būti. Pabandykit jūs pasiekti rezultatų, apskūsdamas teismui Rusijoje ar Baltarusijoje VRK sprendimus, aš pasižiūrėsiu, kaip jums seksis. Beje, pastarėjai rinkimai prezidento Baltarusijoje tai labai aiškiai įrodė. Kadangi Medūza Rū daviau interviu, tai aš jiem paskaičiavau, kad jeigu Lietuvoje nepriklausomas kandidatas 20 000 parašų turi surinkti, tai Rusijai turėtų surinkti 1 milijoną. Rusijai 300 000. Gerai, pratęsime pokalbį su visais kandidatais netrukus po trumpos pertraukėlės. Tęsime aktualių laidą Lietuva tiesiogiai. Šiandien 3 kandidatai studijoje: Dainius Žalimas, Andrius Mazuronis ir Eduardas Vaitkus. Kalbamės apie užsienio ir gynybos politiką. Gerbiamas Dainiau, jeigu jūs dabar vykdytumėt užsienio politiką, ką darytumėte kitaip irgi iš esmės labai tai, kas svarbiausia? Kas būtų kitaip prie jūsų? Na, pirmiausia, prie manęs būtų taip, kad Lietuva tikrai kalbėtų vienu balsu, ko aš pasigendu iš tiesų. Tai užsienio reikalų ministras ar prezidentas? Ne vien ir užsienio reikalų ministras, ir ministrė pirmininkė, akivaizdžiai, kad tarp jų, gal dabar didesnis kalbėjimasis prieš rinkimus atsirado dėl suprantamų priežasčių, bet tai, kas vyko pastaraisiais metais, tai yra tiesiog nenormalu, ypač dabartinių grėsmių akivaizdoje. Kalbu apie pačią užsienio politiką, apie pačią užsienio politiką iš tiesų, man atrodo, trūksta kitą kartą aktyvumo, trūksta naujų idėjų. Pavyzdžiui, mano požiūrį, Lietuva tikrai galėtų būti aktyvesnė dėl paramos Ukrainai. Aš suprantu, jinai pati dar aktyvesnė negu yra dabar. Dar aktyvesnė, aš turiu omeny ką. Mes tikrai priartėtume žymiai greičiau prie karo pabaigos, jeigu mums vis dėlto pavyktų ne pelną iš Rusijos aktyvų įkinkyti Ukrainai, bet visus Rusijos aktyvus. Ta galima daryti palaipsniui. Tam yra puikios teisinės formulės, jeigu ten kažkam kyla abejonių. Ir manote, kad Lietuva galėtų būti tuo klausimu aktyvesnė? Viskas prasideda nuo idėjos, teisingai?
Ta idėja net metama, aš kaip suprantu, tiesiog nėra valios politinės, Lietuva viena nelėmė šitą. Aš kaip teisininkas, būdamas Lietuvos prezidentu, tikrai turėčiau čia ką pasiūlyti ir tikrai turėčiau tam. Ką Andrius darytų Mazuronis kitaip, negu kad dabar vyksta? Kadangi mažai laiko turim labai koncentruoti. Žiūrėkit, 3 dalykai. Pirmas punktas, nenaudočiau saugumo temos politinėje darbuotvarkėje, tiesiog daryčiau darbus šitoje srityje. Politikuoja, akivaizdžiai saugumo tema politikuoja užsienio reikalų ministerija ir užsienio reikalų ministras, naudojami tą priešrinkiminiai retorikai. Ir kelia įtampą visuomeniai. Žiūrėkit, kad Rusija kalba, kad karas ryt poryt prasidės. Taip, tai aš tą ir klausiu. Jūs pagalvokite, kaip tai veikia tiesioginės užsienio investicijas. Kodėl Latvijoje ir Estijoje 3 kart daugiau tiesioginių užsienio investicijų nei Lietuvoje, su tomis pačiomis grėsmėmis. Todėl, kad mūsų aukščiausi valstybės vadovai kas antrą dieną trimituoja, kad už 2 dienų prasidės karas. Žiūrėkit, aš tik dar užbaigsiu labai konkrečiai ir tada žiūrėkit. Antras punktas, Kinijos užsienio politika Kinijos atžvilgiu. Neikim prie kito punkto, Andriau. Kol kas prie pirmo likim. Gerai, aš tiesiog, galbūt bus laiko, Dainio Žalimo noriu paklausti, čia jūsų koalicijos partneriai tą daro, tai ką Andrius Mazuronis kalbėjo, sutinkat su tuo ar nesutinkat? Aš visą laiką turėčiau pasakyti, ne visai mano koalicijos partneriai, nes tai aš nesu partijos narys, tai ne visų pirma, bet kaip ten bebūtų, tai daroma ne Laisvės partijos, kaip jūs pastebėt, užsienio reikalų ministras yra kieno. Įdomiausia, kad Laisvės partijos ministrė pati skundžiasi užsienio reikalų ministru. Tai čia yra kitas klausimas. Tai užsienio investicijos yra jos kuravimo sritis, jie jaučia tiesioginį poveikį tokių šnekų. Su ponu Mazuroniu aš visiškai sutinku. Tikrai nereikia pirmas dalykas išnaudoti savo partiniai konsolidacijai šitos temos. Jūs tai kritikuotumėt irgi, tai aš visą laiką ir kritikuoju. O kitas dalykas, aišku, nereikia sėti nepasitikėjimo NATO ir sąjungininkais, kas irgi daroma. Aš noriu paklausti paprastą, žiūrėkit, kas atsitiktų, jeigu po užsienio reikalų ministro, kad ryt po ryt prasidės karas, didžioji dalis visuomenės pradėtų bėgti bankomatus ir išsiminėti pinigus. Grynus. Tiesiog. Toks panikos elementas. Laimiai to neatsitiko. Gal nelabai įtakingas užsienio reikalų ministras. Žmonių pirkimo įpročiai keičiasi po truputį. Kaip Eduardas Vaitkus, ką darytų kitaip užsienio politikoje? Mano pozicija visiškai, kaip žinote, yra visiškai skirtinga. Dabartinės visų valdančiųjų ir čia esančių pozicija yra, kad tai, ką galima pasiekti, tik tai po karo laimėjus karą. Mano pozicija yra visai priešinga. Galima sustabdyti tą karą ir taiką pasiekti dabar, be karo. Ir tą buvo galima padaryti, sustabdyti paprastai. Visiems interesus vienodus įvertinant. Kaip sustabdyti? Sustabdyti. Mes sąmoningai... Kaip jūs sustabdytumėt, kitaip tariant? Šitą karą? Taip. Aš tada sakyčiau, Vilniuje pakviečiam visos Europos, įskaitant ir Rusijos, dėrybas dėl taikos Europoje. Ir vėl pakartoju, Gitanas Nausėda, mūsų kandidatas irgi, kuris pasakė, jis žino šitą Angelos Merkel pasiūlymą, bet jisai netinkamas. O aš sakau, jisai labai tinkamas. Tai, ką kalba Eduardas Vaitkus, Vilniuje sukviesti visus. Aš negryšiu prie to, kad Angela Merkel jau seniai neina savo pareigų, bet čia aš apie mintį. Iš principo, ką aš galiu pasakyti, nereikia Vilniuje nieko kviesti, kad ir kaip čia taip skambėtų, nes yra daromos pastangos organizuoti taikos konferenciją, tik tai ne Vilniuje, Šveicarijoje. Ir čia pati Ukraina stengiasi, ir Kinija ten stengiamasi įtraukti. Bet iš principo, kur mūsų pozicijos čia labai akivaizdžiai skiriasi. Ponas Vaitkus yra už status quo. Tai yra rusiška pozicija. Išsaugoti Rusijai okupuotas teritorijas. Nu, kalbėkime atvirai. O aš esu už tarptautinės teisės viršenybę. Patikslinkim, ponas. Ką reiškia sustabdyti? Ukraina turėtų susigrąžinti visas savo teritorijas, jūsų supratimu, ar stabdyti, kur yra dabar? Mes jau padarėm žingsnius. Mes vakariečiai. Aš neatsakysiu už Ukrainą. Aš galiu atsakyti už Lietuvą. Ne už Ukrainą. Aš jūsų klausiu, jūsų pozicijos. Ar Ukraina turi grįžti į 91 metų sieną? Tai imkime vien Krymą. Nebeįmanoma. Kaip tai neįmanoma? Nebeįmanoma. Tai matot. Siekis, toks siekis, kaip jūs dabar pasakėte, aš tik klausiu jūsų pozicijos. Tai aš pritariu minčiai, kad toks siekis, kurį dabar jūs pasakėte, tai yra kvietimas pradėti 3 pasaulinį karą. Aš šitą girdžiu jau 2 metus. Žiūrėkit, aš jau girdžiu tas poziciją daug. Žiūrėkit, aš galiu jūsų klausimą paklausti. Jeigu jūs išrenka netyčia, tampat ginkluotojų pajėgų vadu, prasideda karinė agresija į Lietuvą. Kodėl? Šalčininkus
Atiduotumėt vardant taikos, ar sakytumėt, kad reikia vis tik, jeigu pas tavai namus ateina su ginklu? Sutinku, atsakau. Kaip pas tavai atėjo, tave bombarduoja, tave žudo. Nei Lenkam šalčininkų netiduočiau, nei bet kokiai kitai šaliai šalčininkų netiduočiau. Tai, o kaip taiką pasiektumėt, jeigu tave bombarduoja kiekvieną dieną? Nei Klaipėdos krašto Vokietijai netiduočiau. Tai yra mūsų Lietuvos teritorija. Tai ginklų reikėtų kovoti, jeigu bombarduoja. Ar kaip? Praktinis, vat užpuola, bombarduoja rytoj. Tada klausimas, jeigu Lietuva dabar užpuola, tai klausimas, kokių klaidų mes esame padarę arba nepadarę. Žiūrėkit, pradeda bombarduoti. Kaip pasiekia taiką? Atiduodat šalčininkus, Klaipėdą, kaip tą taiką pasiekėt? Gerai, kadangi jūsų hipotetinis variantas, tai aš atsakau hipotetinį. Išsiaiškinam, kokie interesai yra, patenkinam tuos interesus. Kaip jūs išsiaiškinate, jeigu jie bombarduoja? Kaip jūs išsiaiškinate? Ar galiu pabaigti? Norėjau pasakyti negražų žodį, jūsų nerealus hipotetinis variantas sąlygoja nerealų hipotetinį atsakymą. Yra labai realus variantas. Netiškai tada nebekalbėkim Dainius Žalimas. Aš labai trumpą komentarą, man atrodo, net iš pono Vaitko žodino yra labai akivaizdu, kam jis atstovaujusi. Kažkodėl kalba apie Klaipėdos atidavimą, neatidavimą vokiečiams, o ne rusams. Ir šalčininkų lygiai tas pats, tarsi Lenkai ar vokiečiai turėtų interesą į šitas Lietuvos teritoriją. Bet aš ne apie tai. Tai, kai jūs kalbat, atsakykit gerai, tai, kai jūs kalbat apie tai, kad Krymo grąžinti neįmanoma ir kad čia trečias pasaulinis karas, tai dar kartą atkartoja visiškai Putino visą retoriką ir argumentaciją. Tai atkartoja realybę. Tai pirma. O dabar realybė, kaip yra pasaulyje. Kaip yra pasaulyje. Nes realybę galima skirtingai matyti. Aš suprantu, taip. O antras, Lietuvos ir hitlerinės Vokietijos sutartis, kurią mes atidavėm Klaipėdos kraštą, yra nepanaikinta. Labai trumpai. Aš labai trumpai, jinai yra niekinė. Nėra ką ten naikinti. Jūs net nežinot, kad Niurnbergo tribunolas šitą sutartį pripažino kaip pažeidžiančią tarptautinę teisę. Mes čia net neturim tikrai apie ką kalbėti. Jinai yra tiesiog niekinė. Visą laiką stojimo į Europą, TSRS sutartis irgi niekinė. Taip, sutarties beje stojimo į TSRS nėra. Mes patys įstojom. Jeigu taip, žiūrėkit, mes patys niekur neįstojom. Tai yra agresijos aktas, bet aš čia dabar jaučiuosi kaip turintis skaityti tarptautinės teisės paskaitas. Labai gerai, kad tą pasakėte. Vienas klausimas visiems, nes laikas baigėsi. Dainiau, Andriau ir Eduardai, už ką balsuotumėt rinkimuose, jeigu pats nedalyvautumėt, gerbiamas Dainiau? Balsuočiau už europietišką, vakarietišką kandidatą. Taip, konkretų. Na, tai konkrečių kandidatų, manau, kad yra turbūt ne vienas. Už ką? Na, leiskite man pasirinkti pačiam. Andriau, jūs už ką balsuotumėte? Arba už Andrių Mazuronį, arba už Andrių Mazuronį. Jeigu pats nedalyvautumėt? Jeigu pats nedalyvaučiau, už Andrių Mazuronį vis tiek. Širdėje būčiau už Andrių Mazuronį. Tiesiog įrašytumėt ranką. Įrašyčiau ranką tikriausiai. Jūs, gerbiamas Eduardai, jeigu pats nedalyvautumėt, už ką? O problema yra tame, kad aš dalyvauju dėl to, kad nėra už ką balsuoti. Taip, už ką balsuotumėt, jeigu nedalyvautumėt? Nėra už ką, už tą dalyvauju pats. Atsakymas irgi buvo labai teisingas. Gerai, aš dėkingas visiems kandidatam, linkiu sėkmės, tikėtina dar ne kartą matysimės kitose formatuose. Ačiū žiūrėjusime, į ką praleidote, LRytas.lt portale, LRytas.tv.lt. Šį ir kitos laidos, iki kitų susitikimų.